Visų pirma, tai sveikinuosi su jumis, esu Diana Soprano Blažaitienė, personalo atrankų įmonės Soprano Personnel International vadovė, savininkė ir jau beveik 20 metų dirbam su personalu, su darbdavio įvaizdžio personalo atrankom, galvų medžioklė. Ir paskutiniu metu sulaukėme nemažai klausimų iš mūsų klientų, kasgi čia bus su ta nauja direktyva, kažkur kažkas girdėjo, bet dar kaip ir nieko nėra aiškaus. Todėl nusprendėme pasidalinti informaciją ir patys domėjomės dėl to, kad tai lygiai taip pat paliečia ir personalo atrankas. Todėl, informacija bus aktuali visapusiškai. Taip, tai ką mes šiandieną aptarsime, tai pristatysiu, kokie yra įstatymai šiuo metu galiojantis, kokios naujovės, kam tai bus aktualu, kokia ta direktyvos įtaka personalo atrankai ir kokios yra galimybės, kaip ją pasinaudoti, kokius namų darbus turi atlikti kiekviena įmonė, ką turite žinoti prieš priimant naują darbuotoją įsigaliojus direktyvai ir žinoma, pabaigoje pasidalinsiu apibendrinimu, bei gausite elektroniniu paštu, kurio registravotės atmintinę santrauką mūsų šiandienos seminaro. Taigi, pirmiausia, kokie įstatymai galioja šiuo metu, kas šiuo metu jau yra įsigaliojusi kokia praktika. Tai pagal ES direktyvą visi turi teisę į vienodą atlygį už vienodos vertės darbą. Lygių galimybių principas, draudžiama diskriminacija dėl lyties atlyginimo srityje, nors mes žinome, kad tai vis dar yra nemažas atotrūkis tarp darbo užmokesčio mokamų vyrams ir moteriams panašiose srityse. Darbo užmokesčio sistemas įdiegusios yra tik didžiosios įmonės, kokybė nėra kontroliuojama, yra tiesiog reikalavimas turėti, bet nėra tokių aiškesnių gairių. Ir visų darbuotojų darbo užmokestis turi būti mokamas teisingai, nepriklausomai nuo lyties, bet praktikoje matome, kad moterų darbo užmokesčiai yra mažesni atrankose, o sodros duomenimis vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkis siekia beveik 13%, tai panašus ir yra ES vidurkis. Žinoma, skiriasi kai kuriuose šalyse daugiau, kai kuriuose yra šiek tiek mažiau. Ir kas kartais vyksta, atrodo, diskriminacijos kaip ir nėra, bet mes matome personalo atrankos kandidatuojančius į tą pačią poziciją, tiesiog net ir atlyginimo lūkesčiai būna mažesni, jie juos ir išreiškia ir pasireiškia per tai, nes labiau yra linkusios nusileisti. Ir Lietuvoje, bet ne tik Lietuvoje, tai ir ES yra praktika tokia, kad darbdaviai privalo skelbti siūlomą atlyginimą arba jo intervalo darbo skelbime. Tai jau yra dažna praktika. Mes dirbame ir su Skandinavija, tai Norvegijoje tenka pamatyti, kad tą, ką mes taikome čia, pas juos dar ne visai įsigaliojo ir jie taiko kaip gerąją praktiką, bet būna, kad ES darbuotojai sako, kodėl nėra skelbiamas darbo užmokestis už šitą poziciją. Tai draudžiama diskriminuoti skelbiant pareigybių pavadinimus, tai reiškia, kad jeigu mes ieškome staliaus, tai turi būti nurodyta ir moteriška galūnė, vadybininkas, vadybininkė ir panašiai. Tai darbdaviai darbo sutartyse nurodo, kad darbo užmokesčio informacija yra konfidenciali, dabar to nebebus galima nurodyti. Darbo užmokesčio sistema, kai 20 darbuotojų ir daugiau, bet ji nėra vertinama ar kontroliuojama. Taigi, kokia yra dar praktika Lietuvoje, tai yra įmonės, ypač turinčios 50 darbuotojų ir daugiau, turi parengti darbo užmokesčio struktūras, atsižvelgiant į atsakomybės, įgūdžius, pastangų ir darbo sąlygų kriterijus, numatyti procedūras dėl atlyginimo didinimo ir vėlgi netikrinama yra ta kokybė, svarbu ją turėti, tokia rekomendacija. Darbuotojai gali gauti ataskaitą su savo atlyginimu ir vidutiniais tos pačios lyties ir priešingos lyties darbuotojų atlyginimais, darbdavys negali draustis dalintis atlyginimo informaciją tarpusavyje. Žinoma, čia vėlgi tenka girdėti ir dabar tokią diskusiją, o kodėl aš turiu dalintis informaciją apie savo darbo užmokestį, kiek aš uždirbu, jeigu aš nenoriu, ar ne? Ir aš nenoriu, kad kartais gal kolegos žinotų, ir čia dažniau būna iš
vidutinės grandies arba vyresnių, aukštesnės grandies specialistų, vadovų, kad jie nelabai nori žinoti apie skelbti apie savo darbo užmokestį. Darbuotojų atstovai gali kasmet prašyti informacijos apie lyčių darbo užmokesčio skirtumą, jeigu jis viršia 5%. Darbdavys turi pateikti paaiškinimą per 6 mėnesius. Tai esamos taisyklės ir apie ką mes šiandieną šnekame, apie tą naują direktyvą, jinai taip vadinama nauja, bet jinai yra jau nuo 2023 metų gegužės 10 dienos ir tiesiog yra įgyvendinimas nuo kitų metų birželio 7 dienos. Tai šitos taisyklės sudaro pagrindą naujam reglamentavimui, tai yra įgyvendinimui, tačiau dar ir daug Lietuvos Respublikos įstatymų jau atitinka tą direktyvą, mes daug dalykų, kuriuos ir taikome. Taigi kokios tos naujienos? Atlyginimo skaidrumas atrankoje. Darbdaviai privalės informuoti kandidatus apie pradinį atlyginimą arba jo intervalą prieš darbo pokalbį bei skelbime. Žinoma, mes jau ir dabar nurodome tą intervalą, bet kas yra jau oficialiai nauja, tai kad nebus galima klausti apie ankstesnius atlyginimus arba kandidatas neprivalės atsakyti ir už tai nebus galima traktuoti kaip priežasties nepriimti darbo, gali būti netgi, ir kandidatai būna kartais, ir sako, pavyzdžiui, ne jūsų reikalas, ar ne, kiek aš uždirbau. Yra konfidenciali informacija. Tai žinoma, darbuotojai gali prašyti taip pat ir vidutinio atlyginimo lygio pagal lytį jų atliekamam darbui. Darbdaviai privalės atskleisti atlyginimo nustatymų ir karjeros augimo kriterijus, kurie turi būti objektyvūs ir lyčių atžvilgių neutralūs. Tai čia yra pagrindiniai reikalavimai. Taip pat darbdaviai su daugiau nei 250 darbuotojų teiks ataskaitas. Didžiausiams įmonėms yra nurodyta, kad ne vėliau kaip nuo 27 birželio 7 dienos, o vėliau kasmet reikės pateikti nurodytą informaciją apie praėjusius kalendorinius metus. Tai reiškia, kad mes iki birželio 7 dienos turime nusimatyti tvarką, turime pasiruošti šitai direktyvai, o po metų jau reikės ir pateikti ataskaitas. O įmonės, darbdaviai turinti nuo 150 iki 249 darbuotojų, tai yra ne vėliau kaip nuo 27 metų birželio 7 dienos, o vėliau kas 3 metus. Ir tie darbdaviai, kurie turi nuo 100 iki 149 darbuotojų, ne vėliau kaip nuo 2031 metų birželio 7 dienos, o vėliau kas 3 metus. Šiuo metu toks yra numatytas laikotarpis, už kurį bus teikiamos ataskaitos. Ir čia vėlgi labai svarbu, kad būtų tinkamai pasiruošta, dėl ko? Dėl to, kad gali būti patikrinama ar ne ir turi būti atliekami koreguojami veiksmai. Direktyva reikalauja, kad jeigu vidinis lyčių darbo užmokesčio skirtumas yra daugiau negu 5% ir negali būti pagrįstas objektyviais lyčių atžvilgių neutraliais kriterijais bei nėra pašalinamas per 6 mėnesius, darbdavys turi kartu su darbuotojų atstovais atlikti bendrą atlygio vertinimą ir parengti veiksmų planą. O diskriminaciją patyrę darbuotojai gali prašyti pilnos kompensacijos ir įrodinėjimo našta pagal šitą direktyvą yra perkelta darbdaviui. Direktyva apima ir susikertančią diskriminaciją, kai yra, pavyzdžiui, lytis plus negalia. Įdomi naujiena, kad atsiranda minkštieji įgūdžiai arba socialiniai emociniai įgūdžiai, tai yra emociniai ir socialiniai įgūdžiai, angliškai vadinasi soft skills. Jie yra būdingi tam tikroms profesijoms, kaip pavyzdžiui medicinos darbuotojai, mokytojai ir panašiai. Plius pastangos, plius atsakomybės lygis, tai yra jau užduotis vadovams ir personalistams pasiruošti metiniams pokalbiams, kaip mes vertinsime tuos minkštuosius įgūdžius, nes vėlgi mes galim kai kurios dalykus pamatuoti KPIs, bet minkštuosius įgūdžius jau gali būti šiek tiek slidi tema, kai kalbama apie vertinimą ir diskriminaciją.
Labai svarbu numatyti kriterijus ne tik darbo užmokesčiui, baziniam darbo užmokesčiui, bet ir papildomoms naudoms. Tai yra priedai, premijos, kintamoji darbo užmokesčio dalis, papildomos naudos. Pavyzdžiui, darbuotojas gali jūsų paklausti, kodėl aš gaunu gyvybės draudimą tokį, o mano kolega Jonas gauna kitokį, arba kodėl aš gaunu tik tokį sporto klubo abonementą, o kitas darbuotojas arba gauna, o kitas ne, ar ne, turi būti vienodai. Ir turi būti pagrysta, kodėl yra skirtingos naudos. Pagal kokius kriterijus darbuotojas įtrauktas į vieną grupę ir kodėl joje yra kiti. Šią informaciją turėsime teikti ir sodrai. Tai nauja taisyklė arba naujas dalykas, kas atsiranda, tai yra ne tik apie darbo užmokestį, bet ir apie dirbtą laiką. Tai reiškia, kad kiek žmogus dirbo ar ne, kokiose pareigose dirbo ir kad užtikrinti galimybę tą darbo užmokestį išlaikyti vienodą. Kokios bus pasekmės? Pažeidus vienodo darbo užmokesčio principą, pasekmės retrospektyviai nuo pažeidimo momento įsigalioja. Tai reiškia, kad jeigu kažkas kreipiasi ir nustatoma, kad anksčiau, tai gali būti, kad darbuotojai turės teisę į visišką kompensaciją, įskaitant ir pradelstus mokėjimus, priedus ir panašiai atgalinę data. Tai iš tikrųjų yra rimtas dalykas dėl to, kad jeigu žiūrint, kad ilgamečiai darbuotojai tai gali gautis didžiulės kompensacijos ir viso to įrodinėjimo našta tenka darbdaviui. Kam aktualus šitas direktyvos pakeitimas, tai yra visom organizacijom ir ypatingai turinčioms daugiau negu 100 darbuotojų ir veikiančioms ES valstybėse. Mes buvom atsiuntę nuorodą užduoti klausimus. Tai vienas iš klausimų buvo, ar tas pats galioja ir viešajam sektoriui. Taip, ši direktyva taikoma viešojo ir privačio sektoriaus darbdaviams, abiems sektoriams, tiek viešiesiems, tiek privatiesiems. Personalo specialistam, kurie rengia darbo skelbimus ir atlyginimo struktūras, tai aktualu išmanyti ir žinoti vadovams ir finansų vadovams, kurie planuoja biudžetus, atlieka atlyginimo analizę. Vėlgi kartais nori ir vieni, ir kiti ar ne perduoti vienam ar kitam skyriui, bet tai iš tikrųjų paliečia didelę dalį organizacijos. Ir žinoma, personalo atrankų įmonėms, kurios turi pritaikyti kandidatų paieškos ir pristatymo procesus ir užtikrinti tą patį konfidencialumą. Kas liečia personalo atrankas, tai atrankos agentūros turės skelbti atlyginimo intervalus klientų vardu ir komunikuoti sąžiningai. Tai didins kandidatų pasitikėjimą ir mažins užsitęsusio derybų proceso riziką. Jeigu mes nurodome, kad įmonė atlyginimas yra nuo tiek iki tiek, ar ne, kartais būna, sako, aš noriu kitokio, ir tada prasideda derybos. Bet jeigu tai yra aprašyta, pagrįsta ir taip toliau, tai jau yra vienas iš kriterijų. Bus draudžiama klausti apie ankstesnį atlyginimą, todėl reikės remtis rinkos duomenimis ir objektyviais kriterijais. Taip kaip mes anksčiau klausdama, mes klausime, koks atlyginimas, kokie jūsų darbo užmokesčio lūkesčiai. Anksčiau tikrai būdavo, kad klausdavo, kiek jūs gaudavot, kad didesnį atlyginimą pasiūlyti, bet vėlgi keičiasi rinkai ir kartais tai yra ir apie darbuotojų darbo pasiūlymų teikimą. Tai darbdavio sąžiningumas prisidės prie darbdavio įvaizdžio. Čia labai noriu pabrėžti tą darbdavio įvaizdžio svarbą. Tai yra skaidrumas yra darbdavio reputacijos dalykas, nes labai dažnai girdime iš kandidatų, kad keičia darbą, nes nėra sąžiningos darbo užmokesčio politikos. Dažnai būna kandidatai ateina ir sako, aš nebenoriu ten dirbti, ieškausi naujo darbo, man krito motyvacija dėl to, kad aš sužinojau, kad mano kolegos gauna už tą patį darbą keliais šimtais eurų daugiau.
o pradėjo dirbti vėliau. Vėlgi rinkoje yra šiek tiek irgi ta situacija, kad darbuotojai, kurie dirba daug metų tame pačiame darbe, atlyginimai netaip smarkiai pakyla, taip kaip ateina nauji darbuotojai, kurie jau yra su šiek tiek didesniais lūkesčiais natūraliai, ar ne? Tai nauja direktyva iš tikrųjų yra ir tuo pačiu galimybė, dėl to, kad skaidrumas didina pasitikėjimą, skatina įtrauktį ir padeda pritraukti bei išlaikyti talentus, teisinga atlyginimų struktūra gerina darbdavio reputaciją ir mažina teisinių ginčių riziką. Ir netgi tos įmonės, kurios nepapuola į šitos direktyvos įgyvendinimą, aš labai rekomenduoju prisitaikyti jos reikalavimus ir pasinaudoti dėl to, kad tai gali būti konkurencinis pranašumas darbo rinkoje jūsų organizacijos. Tai ką reikėtų įmonėms pasidaryti? Pirmiausia, įvertinti esamą situaciją, atlikti vidinio darbo užmokesčio vertinimą, pasitikrinti, ar naudojami atlygio kriterijai yra objektyvūs, kokios yra atsakomybės, kvalifikacijos, patirtis, darbo sąlygos ir lyčių atžvilgių, ar tai yra neutralu, ar yra daugiau negu 5% skirtumas. Nustatyti skirtumus, jeigu tas skirtumas yra daugiau negu 5%, parengti su darbuotojų atstovais bendrą atlyginimų vertinimą ir planą juos mažinti. Skelbti aiškius darbo skelbimus, žinoma, nors jau šičia yra, man atrodo, kad tiek žinoma ir dažniausiai įmonės tikrai stengiasi ir skelbia tiek darbo užmokestį, tiek nurodo lytį ar ne neutralią, kad būtų. Bet čia reikia atkreipti dėmesį, kokių klausimų klausėt, kad nebūtų diskriminuojama lyties pagrindu ir, žinoma, atkreipti dėmesį, kad nebegalima užduoti klausimų arba kandidatai gali atsisakyti tokią informaciją suteikti. Ir mes galime kalbėti apie lūkesčius ir atitikimą jūsų numatytiems darbo užmokesčio rėžiams ir kitą motyvacinę sistemą, kuri gali padėti jūsų kandidatam. Mokyti vadovus ir personalo specialistus, reikėtų supažindinti komandą su nauja direktyva, tos sistemos vertinimo sistemos kūrimu ir kokie gali būti atlyginimų derybų principai, ugdyti tą lyčių lygybės kultūrą. Na ir žinoma, bendradarbiauti su ekspertais, kurie gali pasiūlyti jums atlyginimų rinkos analizę, konsultuoti dėl ataskaitų rengimo ir padėti formuoti skaidrius skelbimus, išorinės personalo atrankos ir konsultacijos įmonės. Kontroliuojanti institucija šiuo atveju yra darbo inspekcija. Žinoma, kol kas dar irgi laukiama rekomendacijų, nes ruošiamasi tam yra ruošiasi tiek ir Sodra šitiem pakeitimam. Tai reikia stebėti ir sekti, kada įsigalioja. Vėlgi, naujoji direktyva įtvirtino atlyginimų skaidrumą ir reikalauja aiškiai nurodyti intervalus, naudoti neutralius kriterijus ir darbdaviai su daugiau negu 100 darbuotojų turės teikti lyčių darbo užmokesčio ataskaitas ir imtis priemonių, jeigu skirtumas viršia 5%. Ta reikia labai gerai apsirašyti ir numatyti savo politikoje, kaip tai yra, kokia tai yra imtis, kokie yra kriterijai, dėl to, kad gali būti, kad ir darbuotojai pateiks jums prašymą ar ne, kad susipažinti su politika, pateikti rėžius. Ir čia dar yra vienas įdomus niuansas, kad pagal BDR, duomenų apsaugos reglamentą, tai vienas dalykas yra, kad darbuotojai gali prašyti rėžius, bet taip pat darbdavys turi užtikrinti duomenų apsaugą, jeigu yra lengva identifikuoti tam tikrą asmenį, kuris gauna tą darbo užmokestį. Tai čia yra dar irgi vienas niuansas, kad darbuotojai gali pasisakyti, ar ne, kiek jie patys uždirba. Mes kitiem ar ne, mes negalime jų prašyti laikyti informacijos konfidencialia, skaidriai pateikti visą rėžį. Na, o dar kas yra labai įdomu, gali būti vertinamas ir lyginamas darbo užmokestis susijusiuose įmonėse, įmonių grupėje. Didžiausias iššūkis, aišku, bus mažiausiams įmonėms, kurių Lietuvoje yra daugiausiai, tai yra apie 90%. Ir taip pat negalima diskriminuoti regionuose, ką mes matome kartais, kad Vilniuje
Kaune ir Klaipėdoje atlyginimai skiriasi. Mūsų klientai prašo atrinkti darbuotojus ir yra buvę, kad nurodė, kad Vilniuje tai pačiai atrankai mes, kai ieškojome darbuotojų, buvo darbo užmokestis vienoks. Klaipėdoje šiek tiek skiriasi. Na ir ten priežastis, dėl ko taip yra, tai buvo irgi šiek tiek pagrįsta, kodėl taip yra, bet pagal šitą direktyvą mes negalime. Tai kokia yra geroji praktika? Nediskriminuoti tarp skirtingų miestų darbuotojų dirbančių tokį patį darbą, netgi įmonių grupėse ir jeigu tai yra skirtingos įmonės, motinystės, tėvystės atostogų metu peržiūrėti darbo užmokestį. Mes turime Norvegijos klientų aptarnavimo centrą Lietuvoje taip pat. Tai praktika, kokią taiko irgi skandinavai, kad motinystės atostogų metu vis tiek yra palaikomas ryšys ir lygiai taip pat peržiūrimas darbo užmokestis ir jis gali būti atitinkamai keliamas kaip ir visiems kitiem darbuotojam. Ir metinių pokalbių metu duoti grįžtamąjį ryšį apie tikslų lūkesčių išpildymą. Čia dažnai būna, kad darbuotojai irgi viena iš priežasčių, dėl ko kartais kandidatai įvardina, kad jie ieškosi darbo, nes nejaučia priklausimo, reikalingumo organizacijai, nes jie negauna grįžtamo ryšio. Jie nežino, kaip jiems sekasi, todėl pradeda galvoti, kad gal nėra taip gerai ar ne, ir pradeda ieškotis alternatyvų, pradeda ieškotis kitų darbų. Tai labai svarbu tuos metinius pokalbius pasidaryti, galbūt neužvardinant jų kaip metiniai pokalbiai, o tiesiog reguliariai ar ne tokius turėti. Už įgyvendinimą atsakinga visa organizacija. Čia dar kartą noriu tą pabrėžti, kad tai nėra tik buhalterijos ar personalo skyriaus ar vadovo atsakomybė ar finansų vadovo. Tai yra visa organizacija, lygiai tas pats kaip ir darbdavio įvaizdžio, nėra vieno departamento, kuris yra atsakingas, tai yra visa organizacija. Ir apie tai turėtų žinoti kiekvienas dalyvaujantis žmogus, kuris dirba su tuo. Tai va, kadangi paminėjau apie darbdavio įvaizdį, tai noriu pasidalinti, kad spalio 21 dieną bus seminaras apie darbdavio įvaizdį, kuriame taip pat šiek tiek paliesime ir šitą temą, kaip darbo užmokesčio skaidrumas irgi yra susijęs su darbdavio įvaizdžiu, kaip tą skaidrumą netgi mažesniem organizacijom galima panaudoti. Taip pat bus ir mastermind grupė, bet šitą visą informaciją jūs taip pat gausite su mūsų atmintinė, kurią išsiųsime visiems šiandieną dalyvavusiems kartu su nuoroda į šį webinarą su įrašu. Na, o tikiuosi, kad jums buvo naudinga šita informacija. Jeigu kartais norėtumėt daugiau paklausti, kviečiu susisiekti ir susikonektinti LinkedIn platformoje, taip pat galite pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose. Nu, kas norėsite, kviečiu virtualios ar gyvos kavos ir linkiu jums gero pirmadienio.